Išsiaiškinkim, kas tas dollar cost average. Tai periodinis investavimas atrodo labai paprastai. Tarkim, aš galiu investuoti 50 eurų per mėnesį. Paimu, įdedu į paprasčiausią kažkokį ten įrankį, kaip, nežinau, indeksiniai fondai. Taip sakant, tiesiog periodinis ilgalaikis įrankis. Ateina kitas mėnuo, nesvarbu, kur yra rinka, paimu kitą 50 eurų ir irgi investuoju. Sakykime, per sekančias 4 savaitės turtas ten pakilo 5%. Labai visi euforijai. Vienodai šviečia į mūsų sekantį 50 eurų ir irgi dedu investicijas. Tarkim, per sekantį mėnesį kažkas atkeliavo į rinką, kad panika yra ir viskas nukrito per 10% ir mano portfelis rodo, kad aš turiu iš tiesų mažiau pinigų negu įdėjau. Vienodai šviečia, aš periodinis ilgalaikis investuotojas, aš toliau dedu 50 eurų. Tai čia yra pati paprasčiausia dalis periodinio investavimo. Nesvarbu kas, aš tiesiog periodiškai apsipirkinėju ilguoju laikotarpiu. Rinka kyla, rinka krenta, vienodai šviečia, aš tiesiog dedu pinigus, kaupiu juos ir leidžiu jiems dirbti ir netrukdau jiems dirbti, o padedu jiems dirbti. Jeigu nežinot kaip ir kas, pasižvalgykite mano praktinius eksperimentus. Tai reiškia, aš jau virš 3 metų po 100 eurų investuoju į 3 skirtingas strategijas ir dalinuosi visų progresu. Visus nuorodos galite užsukti į profilį, pasižvalgyti ir galbūt pamatysite kažką, kas atitiks ir jūsų strategijas ir jas išnaudosit.